Komanda yra Vytautas, niekas to nepaneigs, bet ir stebuklam yra ribos. Žalgirio forma nebloga, o Laimonas Kisielius. Jeigu Vytauto ir Juventus pergalių ir pralaimėjimų balansas bus vienodas, tada teks atsigręžti į šių komandų tarpusavio skaičius. Pagal tai Vytautas turėtų persvarą. Čia išsisuko kamuolys, Žalgirio gerbėjų triukšmas dabar buvo bene didžiausias šiose rungtynėse. Nuvilnijo toks nusivylimo atodūsis. Sezono pertraukos, stažavęsis Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje pernai. Ir ta stažuotė neturėtų būti labai patenkintas. Europos taurėje gana galingai rungtyniavo Virginijaus Šeškaus vadova. Taigi, jeigu Alytaus Dzūkija šias rungtynės Klaipėdoje šiandieną pralaimės, tuomet Nevėžiui tai bus labai gera naujiena ir Kėdainių komanda. Motumas 11, Vecvagaras 13, Rendlas 18 taškų jau surinko. Nedaug trūksta iki dviženklio ir Jankūnų, jo sąskaitoje 9, Venė taip pat 3 taškių gali pasiekti 10 tašką, 7 surinko Estas. Čia Čepukaitis, atkovoja kamuolį po savo metimo ir Kisieliaus taškai. Martynas Sajus pelno 6 tašką, o iš jo šiandieną gero žaidimo tikisi ir Šarūnas Jasikevičius. Jis leido pailsėti Ienui Vujukui, net ir žinodamas, kad negali žaisti Robertas Jevtokas, neturėdamas Jevtoko savo sudėtyje. Paliko Sajų vieną vidurio puolėjo pozicijoje, užrašas Žalgirio Arena, kurio teko labai ilgai palaukti. Kita nemenkutė naujiena yra ta, kad šis Lietuvos krepšinio lygos sezonas gali tapti istoriniu. Istoriniu todėl, kad jis gali būti prieš paskutinis, gal net ir paskutinis, kai jame turime Lietuvos Ryto federacijomis iš Ispanijos, Serbijos, Rusijos nusprendė nesipriešinti FIBA ir šalinti iš Lietuvos krepšinio lygos komandas, kurios žaidžia Eurolygai priklausančioje Europos taurėje. Toks yra Lietuvos Rytas ir tik tai tušti šoviniai, jog gali būti taip, kad Lietuvos Rytas kitą sezoną nežais LKL pirmenybėse ir apskritai tada atsiras reikalavimas šalinti Žalgirį iš LKL pirmenybių. Kaip viskas sudėtinga organizacijoje, kurioje viskas paremta. Vytautas net ir pralaimėjęs lauks gerų žinių iš iš Šiaulių. Ir jeigu viskas atsitiktų taip, kad Šiaulių komanda šiandieną įveiktų Juventus, Vytautas vieno susigalvoti savo intrigų. Žalgiris irgi žaidžia labai aktyviai ir taip žiūrovus pradžiuginti pabandys. Kas ten žino, gal ir Jasikevičiaus minutės pertraukėlė įkvėpė Klaipėdos Neptūnas, kuris grįžta į 4. vietą. Jeigu neįvyks stebuklo Klaipėdoje, ten kol kas triuškinamai laimi Neptūnas prieš Dzūkiją.